Ignalina nuo seno garsėja žiemos sporto varžybomis ir pramogomis, nes sniegas čia iškrenta anksčiausiai, o nutirpsta vėliausiai. ES struktūrinių fondų dėka čia įkurta didžiausia Lietuvoje sporto bazė – Lietuvos žiemos sporto centras. Net ir nutirpus sniegui jūs čia rasite ką veikti visus likusius metus. Žiemos sporto batalijomis Ignalina garsėja nuo seno, todėl ir buvo šitas Ignalinos žiemos sporto centras modernizuojamas ir pasitelkus Europos struktūrinius fondus buvo įgyvendintas ir paskutinis projektas, kurio metu, kaip matote, šiuo yra pastatytas varžybų aptarnavimo pastatas, modernus, atitinkantis šiuolaikinius reikalavimus, taip pat įrengta slidinėjimo, vadinkim, ir biatlono trasa, apšviesta ir su dirbtinio sniego gamyba. Taip pat įrengta šaudykla biatlono atviro tipo, žiūrovams tuneliai praėjimo, taip pat ir sportininkam baudos ratas įrengtas. Labai patinka, sniego parkas tikrai labai geras buvo. Taip pat šiais metais labai pradėjo plisti pas mus į bazę jaunimas. Atsirado daug naujų snieglentininkų, slidininkų, freestylerių. Tikrai jie labai sparčiai tobulėja, labai džiugu. ES struktūrinių fondų teikiamą naudą galite pajusti ir jūs apsilankę čia, Lietuvos žiemos sporto centre. Tačiau atsiminkite, apsilankyti čia galite ne tik žiemą. Be žiemiškų pramogų čia galite išbandyti, kad ir tokią sportinio šaudymo šaką.